karas Irake, tai laikraščiai rašydavo, kad NATO armija Jo, bet baigė žiūrėkit, grįžkim prie Ukrainos NATO karo. armija Grįžkim prie Ukrainos karo. Negrįžtų, mes apie karus kalbam. Ne, mes apie Ukrainos karą Tai kalbam. sakydavo, o dabar aš negirdžiu, pavyzdžiui, kad sakytų, NATO armija užėmė tenai kokį... O kur NATO armija yra? NATO armija yra? Kokį dar ten ką nors neužėmė. Nu, neužėmė, kažkodėl. NATO armija Ukrainoje yra? A nėra? Nu, tai papasakokit, kokių šalių daliniai yra Ukrainoje? Tai su ko rusai kariauja tada? Ukrainiečių nėra. Ne rusai, žiūrėkit. Ne rusai visų pirma, o rosijanai. Jeigu kalbėsi su manim kartu, mes nepasakysime. Ne, tik jūs galite kalbėti su manim, supratau. Gerai. Ai, tu nori pasisakyti. Nu, viską aš pasisakiau. So. Okay. Ukrainiečių kalbos nėra žodžiu. Kas vyksta dabar kare? Kas ten vyksta kare? Gal jūs kitokią informaciją pas jumis, tai pasidalykite? Žiūrėkit, paskutiniu metu, tai yra kas vyko paskutinius metus, ukrainiečiai išlaisvino Kijevo oblast, Sumus, Harkivą, Hersoną, jo, o Rusija tuo metu padarė lygiai nieko. Tai man tokius šaltinius, kur paskaityti tos šaltinius, žemėlapis, pasižiūrėti, kokie mūšiai buvo, supranti, kaip jie ten kovojo. Taigi, kai va, aš tai matau mūšius, va, kai kovoja, dabar rodo, kad kai Rusija kovoja su ukrainiečiais, kariavo. Jo, o kur mūšiai vyksta dabar? O kur dabar mūšiai vyksta? Kapinės vien mėlynos ir geltonos. Ir tokie kaip dabar ypač, pas jumis jau žydyti, kaip tie vadinasi, geltoni, kaip jie. Rapsai žydėjo, ne? Jau seniai. Nežydė. Ai, seniai, nu tai žinai, kai rapsai žydėjo, tokios geltonos, tokie geltoni laikai. Tai tenai, o tokie geltoni laikai nuo vėliavų. Nu, tai karas, tai žudo, rosijanai žudo ukrainiečius, nu tai, o kas čia nuostabu? Naikina vieną kitą. Ne, atėjo rusai naikinti ukrainiečius. Ukrainiečiai nenuėjo į Rusiją naikinti rusų. Teisingai? Nu, o ką jie darė nuo 14 metų? Ką naikino? Ukrainiečius. Rusai atėjo į Ukrainą ir naikino ukrainiečius. 14 metų Donetskė ir Luganskė, ką naikino ukrainiečius? Kas tai, kieno tai yra teritorija? Ar rusus naikino? Kieno tai yra teritorija? Ukrainos? Nu, tai atėjo rusai ir naikina nuo 14 metų ukrainiečius. Ką 14 metais naikino ukrainiečiai? Rusus iš Rusijos. Ai, rusus? Iš Rusijos. Bet tik tai beveik 100% ukrainietiškos pavardės, kurie žmonės ten gimė, gyveno, vaikai maži. O ką ukrainiečiai padarė Odesoje? Jūs apie tą, kur susidegino, kur kolaborantai susidegino, čia jūs tą... Ai, čia rusai desantai su... Ne, jūs negirdit, ašgi sakau kolaborantai, aš nesakiau rusai desantai. O šitą, aš sakau, jeigu kartu kalbėsi, o Mariupoliai ką padarė? Kas padarė, ką Mariupoliai? Ukrainiečiai, nieko nežinai. Nu, ką padarė? Kada padarė? Žiūrėk, jeigu tai... 14 metais, apie 14 metus. Tai ką padarė? Ką ukrainiečiai Mariupoliai padarė? Ne, tai jūs, žiūrėkit, 14... Užėmė kareivynę, paklausyk, užėmė kareivynės. Savo žemė? Aš tau dar kartą supasakosiu. Ką? Tai Mariupolisgi Ukrainoje. Ar ne? Nu ko? Ivanas, karočią, išleisti reikia, čia netingas. Tai ten tik tai atsukti reikėjo, girdėti. Pačioje iš vienos pusės aš jau tą pagaliuką užstačiau, kad žinai nebėgtų labai daug. Tik atsukti ir tą nuimti. Tu aš pats eisiu. Samagoną varot? Aš pats nueisiu. Samagoną varot? Pakalbam apie samagoną geriau. Vaikinė, ar tu vyrė samagoną? Tai aš ir noriu, man jau karas nebeįdomu, samagoną verdat? Tai pradėti virti, ne? Ne, o kodėl ne, čia įdomus dalykas. Rimtai verdat samanę? Baseiną išleisti.
Galvoju, O užsuka, taip nebėgti. Samanis nemoki virti. Nu, teoriškai žinau, bet, nu, nesu vyras. Praktiškai nevyri. Ne. Nu, ką padarysi? Mm. Ką padarysi? Lietuvis ir samanis nemoki virti. Tai parduotuvės pilnos degtinės, kurios man nereikia. Kurie nieks negeria, geria. Geria, aišku, ko negeria. Tai varom, tai palauk, aš čia, kada čia skaičiau, neskaičiau, per žinias čia sakė. Lietuva Europoje ar net pirmą vietą alkoholio naudojime. Gali būti, nesiginčiusiu, Pagal žmonių skaičių ir kiek dekalitrų, nu, vis tiek viską tie žino. Kiek įveža, kiek padaro, kiek viskas eina per bankus. Tai jo, bet, nu, kažkaip ne. Kad grinai pirmoje vietoje, tai abejoju, nes, pavyzdžiui, čekai tiek alaus išgeria, kiek lietuviai turbūt kartu sudėjus ir šnapso ir alaus išgeria. Tai ten yra skirtingų dalykų. Ką? Kas? Čekai. Tai čekai, tu pažiūrėjau, anglai irgi labai daug geria. Nu, va. Varo kaip belgai. Nuo ketvirtadienio pradeda pirmadienį. Negaliu pasakyti, bet žinau, kad, pavyzdžiui, Švedijoje trečiadienis yra mažasis penktadienis ir švedai trečiadienį laka. Einu. Viskas, mane varo baseiną išleidinėti. Supratau, gerai. Все, laimingai. Земля, стекловатый, пока.